Ir taip, kad padaryti labai skanų šokoladinį kokteilį namie, mums reikės mažo indelio, pieno, kakavos ir blenderio. Dar reikės 2 šaukštelių ir galų gale plombyro. Į kokteilį mums reikės indelio ir plombyro. Pradžiai paimam plombyrą ir įdedam į indelį. Plombyro reikia 50 gramų. Po to paimam kakavos ir įdedam 2 šaukštelius. Po to į visą šitą įpilam pieną. Po to paimam blenderį ir plakam masę 30 sekundžių. Žinokit, visada prilaikykit, kas pas mus yra labai skanus kokteilis. Liko tik išimti blenderį ir padėti jį į kriauklę. Po to mums reikia paimti stiklinę ir įpilti kokteilį į mūsų stiklinę. Padaryk pats, metu tau iššūkį. Viso gero.